Sveiki, esu analitikas iš paslaugos SPSS ir šiame video trumpai pristatysiu, kas tas SPSS yra. Tai SPSS įsiverčia kaip Statistical Package for Social Science, ar ne? Tai ką tai reikštų? Tai reiškia, tai yra statistinis paketas socialiniams mokslams. Tai iš esmės, ką galima padaryti su šia programa? Su šia programa galima pritaikyti įvairius statistinius testus, kaip palyginti vidurkius, sudaryti tiesinę regresiją, atlikti prognozes ar ne. Ir tai pagrindė ši programa yra naudojama socialiniuose moksluose, bet tai tikrai nėra limituojama, galima taikyti ir kituose moksluose. Pagrindinis aspektas tai, kad lyginant su kitomis programavimo kalbomis, čia nereikia programuoti, ar ne? Čia galima viską paspausti, pažymėti ir drag and drop principų atlikti, nereikia mokėti suprogramuoti tų testų. Na ir šį video aš suskirstysiu į dvi dalis. Tai visų pirma, apžvelgsiu pagrindinius funkcionalumus meniu juostoje, kas egzistuoja. Tai yra pagrindiniai funkcionalumai, kurie yra naudojami, ar ne, žinoma, visų neapriepsiu. Ir tada pereisiu trumpai į Variable View langą, parodyti, ką turime ten ir trumpai paaiškinti, kaip skaityti informaciją turimą ten. Na tai pradedam. Tai iš meniu juostos pagrindiniai naudojami aspektai analizėje, tai vienas iš pagrindinių yra Select Cases. Jis yra dažnai naudojamas, kai reikia išsifiltruoti duomenis ir analizę atlikti tik tam tikram ar ne imčiai iš visos populiacijos, ar ne. Na, sakykime, mes norime atlikti kažkokį testą tik tais vyram ar tik tais moterim, tai būtent Select Cases funkcionalumu mes tai galime padaryti, išsifiltruoti tik vyrus, tik moteris ir panašiai. Tada einant į Transform skiltį, dažnai naudojamas funkcionalumas yra Record into Same Variable arba Record into Different Variables. Tai tas labai dažnai yra naudojama, kai reikia mums jau turimą kintamai ar neturimus duomenis perkoduoti kitų formatų. Na, sakykime, turime klausimyną, kur žmogus atsakinėjo į tam tikrus klausimus nuo visiškai sutinku iki visiškai nesutinku. Na ir dabar reikia šios tekstinius duomenis perkodyti į skaičius. Na, tai visiškai sutinku būtų, sakykime, 5, o visiškai nesutinku 1, ar ne? Reikia perkoduoti šios tekstinius duomenis į skaičius. Tai tam panaudotume arba Record into Same Variable, tai reiškia, kad būtų perrašomos esamos reikšmės jau tame kintamajame į skaičius, arba Record into Different Variable, tai reiškia, jau esamojo kintamojo pagrindų sukuriam naują kintamąjį, ar ne, kuriame ten jau bus skaitinės reikšmės vietoj tekstinių. Na ir taip pat dažnai naudojamas funkcionalumas iš Transform skiltis yra Compute Variable. Tai šio funkcionalumo pagalba jūs galite suskaičiuoti naują kintamąjį jau turimų kintamųjų pagalba. Na tai sakykime, jūs norite suskaičiuoti 3 stulpelių vidurkį arba sumą, ar ne? Ir kad ta jau suma būtų ar vidurkis atvaizduota naujame stulpelėje, ar ne, kuriam suteiksit naują pavadinimą, tai tam naudotume Compute Variable funkcionalumą. Na tada Analyze yra viena iš pagrindinių skilčių, tai čia prie Descriptive Statistics, aišku, Frequency, tai dažnių lentelių braižymas, ar ne, Descriptive, tai aprašomosios statistikos lentelės. Na, prie Crosstabs galima pažymėti, ar ne, kad čia galite sudalinėti tas kryžminės dažnių lentelės ir atlikti Hi-kvadrat testą, kas yra gana populiaru. Na, tada prie Tables skilties čia jau galite sudaryti custom lenteles, ar ne, nu, tai čia jau tokias labai kryžminės lenteles, bet pridant daugiau, sakykime, layerių joms, ar ne, tai galite jas tokias padaryti dar įvairesnės. Tada Compare Means, na, tai čia visi vidurkio palyginimai, ir vidurkio lygybės skaičiui, vienos imties testas, nepriklausomų imčių testas, porinės imčių testas, na ir ANOVA. Tai aišku, reikia pabrėžti, ar ne, tai yra parametriniai testai, ar ne, ir taikomi, kai duomenys yra pasiskirstę normaliai. Na, tada dažnai naudojama Correlate skiltis, ar ne, ir spaudžiam Bivary, tai čia galėsime suskaičiuoti koreliacijos koeficientus Spearman ir Pearson. Tada regresija, aišku, tai tiesinė ir logistinė dažniausiai yra naudojamos, ar ne. Tada prie Dimension Reduction skilties, tai faktorinę analizę galime atlikti.
prie scale skilties pasirinkus reliability analysis galime ar nesuskaičiuoti klausimyno patikimumą su Kronerbug alfa koeficientu. Na ir turime čia toliau neparametrinius testus, kurių yra gana nemažai, ar ne, kai duomenys yra pasiskirstę nenormaliai, turime ar ne taikyti neparametrinius testus, tai čia ir kuo pakeisti vidurkių palyginimą ir taip toliau. Na, tai čia tokie pagrindiniai funkcionalumai iš Analyze skilties, na ir galiausiai, ar ne, prie Graph skilties Chart Builder, ar ne, galime kurti savo diagramas. Na, tai tiek būtų su pagrindiniais funkcionalumais meniu juostoje, o judant toliau į Variable View langą, tai čia turime visus savo kintamuosius, arba kitais žodžiais galima sakyti stulpelius išvardintus eilutės, ar ne? Nu, tai yra pas mus pirmas stulpelis eilutės numeris, paskui lytis, amžius, šeimyninė padėtis ir taip toliau turime tam tikrus duomenis, ar ne? Tai pirmas stulpelis čia parodo ar ne mūsų turimų duomenų pavadinimus, ar ne stulpelius. Tada antras stulpelis type nurodo, kokio tipo tai yra duomuo, ar ne. Nu, tai šiuo atveju nurodoma, kad tai yra skaitinė reikšmė, ar ne, bet tai galima būtų pakeisti, sakykime, į datos formatą ar į stringą. Stringas tai būtų tekstinis objektas, ar ne. Vid, ar ne, tai būtų, ar ne, plotis, kiek telpa skaitmenų, tada decimals, ar ne, kiek leidžiam skaičių po kablelio būti atvaizduotų, ar ne. Label tai iš esmės trumpas paaiškinimas, ką tas kintamasis reiškia, ne. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju any child stulpelis nurodo, ar ne, ar turi vaikų respondentas. Tada value stulpelis nurodo, jeigu kintamasis yra kategorinis dažniausiai, ar ne, tai jis nurodo, kokia kategorija, kokią reikšmę atitinka. Nu, pavyzdžiui, paimkime etniškumo kintamai. Ir paspaudžiame jo ir tai nurodoma, kad jeigu yra rašytas 0, tai reiškia yra žydas, o jeigu respondentas, o jeigu 1, tai respondentas yra arabas. Ar ne? Nu, tiesiog užrašom, ar ne, užsirašome, ką konkreti skaitinė reikšmė reiškia, ar ne, kad nepamiršti. Na, toliau ar turim trūkstamų reikšmių, tada column stulpelis nurodo, koks yra stulpelio plotis, ar ne? Nu, tai reiškia, ką tai reiškia ne skaičių, ne kiek skaitmenų gali atvaizduoti stulpelis, bet koks yra stulpelio plotis, ar ne, fiziškai, koks jo yra plotis. Tai jeigu dabar eilnr aš galite pažiūrėti, ar ne, eilnr stulpelis yra 12 dabar, ar ne, tai jeigu aš paimsiu ir čia jį tiesiog pratempsiu taip nemažai, tai dabar jau pasidarė 38 eilnr, ar ne? Tai čia tiesiog atvaizduojamas stulpelio plotis. Tada align, tai kaip yra sulyginti duomenys. Ir tada measure, prieiname prie measure skiltis. Tai iš esmės measure skiltis nurodo, kokio tipo duomenys turim. Nu ir čia turime iš esmės visą laiką SPSS 3 tipų duomenys. Tai scale, ordinal ir nominal. Tai kas dabar yra scale? Scale tai yra duomenys, ar ne, kokie jau galėtų jų būti pavyzdžiai. Tai galėtų būti temperatūra, amžius, ar ne, ten, kur turime tolydžius duomenis, ar ne, ir turime daug skirtingų variantų. Nu, pavyzdžiui, amžius žmogaus gali būti 1, 5, 15, 30 ir taip toliau. Atlyginimas taip pat, ar ne, kur vieno 2000, kito 3000, na ir tai yra tokie intervaliniai duomenys lietuviškai, jeigu pasakius, ar ne. Dabar, jeigu turime sakykime, atlyginimą čia, kur turėjome kaip scale duomenį, bet turime atlyginimą kaip ordinal duomenį, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, tas atlyginimas yra suskirstomas į grupės, į kategorijas. Ir ką tai reiškia? Na tai atlyginimas, kai skirstomas į kategorijas, tai mes jį suskirstom į 3 kategorijas. 1, 2, 3, kur pirma kategorija reiškia iki 1000 eurų, antra kategorija 1000, 2000 eurų ir trečia kategorija daugiau nei 2000 eurų, ar ne? Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, mes jau turime vietoj intervalinių duomenų, ar ne, kur būtų ten 500, 800, 1200 eurų, ar ne, atlyginimai, turime jau kategorijas ir kas dar svarbu, kad tai būtų ordinal kintamasis, ar ne, tai pirmas, kad turim kategorijas, o antras, kad tos kategorijos yra išrikiuojamos. Tai reiškia, aš galiu pasakyti, kad pirma kategorija yra mažiau už antrą, nes čia atlyginimas iki 1000, o čia 1200, ar ne, nu ir kad, pavyzdžiui, antra kategorija yra mažesnė už trečią, ar ne, nes tarp 1000 ir 2000 yra mažiau nei 2000, ar ne, eurų atlyginimas. Reiškia, turime, kai ordinal kintamasis yra, turime kategorijas ir jas galime išrikiuoti, ar ne? Nu ir paskutinis duomenų tipas, tai yra, pavyzdžiui, nominal, ar ne? Tai
Ką tai reiškia? Tai reiškia, turime kategorijas, bet mes jų negalime išrikiuoti skirtingai nuo ordinal. Nu, tai vėlgi galima grįžti prie to pačio etniškumo pavyzdžio, ar ne? Tai turime 0 kategorija yra žydas, o 1 arabas. Bet tai, kad 0 yra žydas, o 1 arabas, nereiškia, kad žydas yra mažiau už arabą, ar ne? Tai tiesiog reiškia, kad yra dvi skirtingos kategorijos, bet mes jų negalime kažkaip išrikiuoti. Na, kitas pavyzdys galėtų būti plaukų spalva, pavyzdžiui, ar ne? Blondinė ir brunetė, ar ne? Tai nereiškia, kad vienas ar kitas yra daugiau variantas kažkuris už kažkurį, bet tiesiog, kad tai yra tiesiog du skirtingi kategoriniai kintamieji, ar ne? Ir tiek. Na ir paskutinė stulpelis nurodo rolę kintamojo, tai iš esmės, jeigu tai yra input, tai reiškia, kad čia bus mūsų tas toks nepriklausomas kintamasis, taip vadinamas, jeigu target, tai reiškia, tai yra mūsų priklausomas kintamasis, ar ne, kurį mes bandysim modeliuoti ir taip toliau galima pasirinkti, ar ne, atitinkamai, kokia yra to jūsų kintamojo rolė. Na, tai tokia būtų trumpa SPSS naudojimo instrukcija. O jei jums vis tik reikia pagalbos atliekant baigiamojo darbo SPSS tyrimą, galite užpildyti užklausą mūsų svetainėje paslaugos spss.lt ir mes būtinai su jumis susisieksime. Na, jei norite išmokti patys atlikti statistinio tyrimo testus, mes jums parašėme SPSS akceleratorių. Čia įrašėme 3,5 valandos video medžiagos, kurios metu parodome konkrečiai, kaip atlikti testus taikomus baigiamuosiuose darbuose, kaip tuos testus interpretuoti, bei svarbiausia, kaip juos aprašyti. Parašėme 37 puslapio ataskaitą, kurioje su konkrečiais duomeniais atliktus testus aprašome ir formuluojame išvadas. Tai matote, kaip viskas yra aprašoma ta statistinė kalba. Čia galite matyti visą kurso sandą, kiekvieną temą ir ką joje mokysimės, bei taip pat galite pamatyti pavyzdinę pamoką nemokamai. Sėkmės naudojantis SPSS programa ir iki kitų kartų.